Pilypas, eBay kontrabandininkas. Klaipėdos pakrantėje, mažame namelyje prie jūros, gyveno vyras vardu Pilypas. Jis nebuvo paprastas žmogus, Pilypas turėjo slaptą talentą, jis mokėjo gaminti nepakartojamo skonio naminį samogoną. Deja, Lietuvoje naminės degtinės gamyba ir pardavimas buvo nelegalus. Pilypas, žinodamas savo gėrimo kokybę, nenorėjo slėpti savo talento nuo pasaulio. Jam kilo gudri mintis pardavinėti samogoną per internetinę parduotuvę eBay. Pilypas sukūrė slaptą profilį, pavadindamas jį Lietuviškas stebuklas. Savo skelbime jis aprašė savo gėrimą kaip rankų darbo, lietuvišką produktą, nepamiršdamas paminėti ir jo nepakartojamo skonio. Pradžioje pardavimai klostėsi lėtai, tačiau netrukus žmonės pradėjo pastebėti lietuvišką stebuklą. Pirkėjai liko sužavėti Pilypo samogono skoniu ir autentiškumu. Netrukus jis sulaukė užsakymų iš visos Europos, o vėliau ir iš JAV. Pilypo verslas klestėjo, jis gamindavo samogoną naktimis, o dienomis rūpestingai pakavo ir siųsdavo butelius savo klientams. Savo eBay parduotuvėje jis netgi pradėjo siūlyti įvairius skonius nuo klasikinės grūdų degtinės iki egzotiškų variantų su žolelėmis ir uogomis. Tačiau Pilypo sėkmė netruko patraukti ir teisėsaugos dėmesį. Vieną dieną, po slaptų tyrimų, pareigūnai įsiveržė į jo namus ir rado visą naminės degtinės gamybos įrangą. Pilypas buvo apkaltintas nelegalia veikla ir jam grėsė kalėjimas. Teismo procesas buvo ilgas ir sudėtingas. Pilypo advokatai stengėsi įrodyti, kad jo samogonas buvo skirtas tik eksportui ir nepakenkė Lietuvos rinkai. Galiausiai, teismas skyrė Pilypui baudą ir konfiskavo jo įrangą, tačiau jam pavyko išvengti kalėjimo. Nors Pilypo eBay verslas nutrūko, jo legenda gyvuoja iki šiol. Žmonės pasakoja apie gudrųjį Klaipėdos vyrą, kuris sugebėjo parduoti naminę degtinę visam pasauliui. Pilypo samogonas tapo savotišku lietuviškos kontrabandos simboliu, primenančiu apie žmogaus išradingumą ir laisvės troškimą. Epilogas. Pilypas niekada nepamiršo savo aistros samogonui. Po kurio laiko jis įkūrė legalų alaus daryklą, pavadintą Lietuviškas stebuklas. Ten jis gamino įvairių rūšių alų, įkvėptą savo legendinio samogono skonio. Pilypo alaus darykla tapo populiaria vieta tarp vietinių gyventojų ir turistų, o pats Pilypas pagaliau galėjo legaliai dalintis savo talentus su pasauliu.